Ačiū labai už pakvietimą ir tikrai man didelė garbė čia dalyvauti. Tai aš esu, kaip jau minėta, Vilniaus universiteto vienas iš sinologijos krypties dėstytojų ir taip pat studijuoju etnologijos doktorantūroje ir ši tema iš esmės yra tampriai susijusi su mano doktorantūros tyrimu ir disertacija, bet šiandien aš taip pabandžiau taip kiek įmanoma galbūt paprasčiau pristatyti bendruosius protėvių garbinimo kinų kultūroje bruožus. Tai kaip man atrodė paprastai, bet nežinau ar tai, bet gal kitiems tai ne taip jau ir paprasta. Tai pakalbėsiu taip daugiau, kiek įmanoma bus tokia pažintinė įvadinė paskaita į tokią pakankamai sudėtingą, bet ir labai svarbią temą kinų kultūroje, kadangi protėvių garbinimas yra vienas svarbiausių kinų kultūros fenomenų. Ir jeigu mes šiek tiek, gal aš taip labai jau daug nelyginsiu, bet vis dėlto tos paralelės tiek ir su lietuvių etninė kultūra ir galėtų būti pakankamai, yra pakankamai didelės. Tai pavyzdžiui, vėlinių šventė, mirusiųjų pagerbimo šventė iš tiesų turi labai daug bendrų taškų su protėvių garbinimo ritualais kinų kultūroje. Ypatingai vėlinių metu matome, degame žvakutes, ugnis kaip tam tikras būdas pagerbti, bet ir komunikuoti su vėlėmis. Tai kinų kultūroje irgi iš esmės tas yra labai panašu. Kinų kultūroje tikima, kad ugnis yra signalas mirusiųjų dvasioms, bet taip pat ir dievybėms, ir norint, kad kažkokios dievybės girdėtų, klausytųsi, reikia uždegti ugnį, dažnu atveju smilkalus, ir smilkalai kaip tam tikra komunikacijos priemonė su dvasiomis, kas iš esmės labai panašu su žvakutėmis vėlinių metu. Taip pat mirusių vėlėms, kinų protėviams taip pat paliekamas valgis. Turime tiek kūčių tradiciją palikti tuščių lėkščių mirusiesiems, išėjusiesiems, kad tartum vėlės galėtų pavalgyti prie stalo. Tai kinų kultūroje protėvių dvasios lygiai taip pat turi būti pamaitintos maistu, tad maistas dažnai yra aukojamas ritualų metu. Yra būtina tokia dalis palikti maisto, kad protėvių dvasios galėtų pavalgyti. Ir deginami pinigai, įvairūs popieriniai dalykai, vėlgi kaip toks būdas persiųsti, nusiųsti mirusiųjų dvasioms pinigų ar kažkokių kitų gėrybių. Bendrai paėmus protėvių
garbinimas kinų kultūroje yra labai svarbus fenomenas. Sinologas Benjaminas Švarcas apibūdina tai viena svarbiausių kinų religinės orientacijos linijų. Taip pat tai yra pamatinė paradigma reguliuojanti tiek šeiminius, tiek socialinius, tiek ir politinius santykius. Ir kinų tradicinėje kultūroje būdingi tapatumo ryšiai ir kosmologiniai ryšiai persmelkiantis visas esminės gyvenimo sferas. Tad protėvių garbinimas yra kaip toks pamatas didžiojoje dalyje ritualų, tiek šeimos, tiek ir valstybinių ritualų. Ir kas įdomu, kad kinų kalboje šeima yra dzė, o valstybė yra guodzė, tai kitaip tariant yra aiškus semantinis ryšys tarp žodžio šeima ir žodžio valstybė, kas yra ne veltui, nes valstybė suvokiama kaip didesnė šeima. Šeima yra kaip valstybės mikrokosmas ir atvirkščiai. Tai galioja tiek šeimos lygmenių, tiek ir valstybės lygmenių, tad lygiai taip pat ir protėvių garbinimo ritualai sudaro labai svarbų pamatą tiek šeimos, tiek ir valstybiniuose ritualuose. Tai taip pat yra, kaip teigia Myronas Cohenas, genealoginius ryšius institucionalizuojanti priemonė, kuri tą visą pagrindžia hierarchinę tvarką. Ir kultūrinės ir socialinės antropologijos klasikas Mėris Fordesas, tyrinėjęs protėvių ritualus Afrikoje, išskiria 3 ryšius, kuriuos protėvių garbinimas įtvirtina. Tai būtų tėvų vaikų ryšys, kuris atsispindi tiek maitinime, empatija, rūpesčiu, apsauga ir pagarba, tiek tėvų rūpestis vaikais, bet tuo pačiu ir vaikų rūpestis tėvais senatvėje. Kitas ryšys yra giminystės ryšys, tai yra hierarchijos įtvirtinimas, bet taip pat labai svarbus dalykas yra turto paskirstimas. Tai mirus tėvui, kaip yra paskirstomas palikimas, tai protėvių kultas kaip yra labai svarbi turto paskirstimą reguliuojanti priemonė ir taip pat autoriteto ryšys, tas pats hierarchijos įtvirtinimas, bet šitoje hierarchijoje žmonės, individai, šeimos, giminės nariai tarpusavai konkuruoja, bendradarbiauja ir konfrontuoja. Ir iš esmės kinų sinologai atsiremia į Forteso idėjas kaip atsparos tašką, tyriant protėvių garbinimo ritualus kinų kultūroje. Ir turime visą seriją mokslininkų, kurie taiko nuo pat 60-mečio jau pradeda taikyti Forteso idėjas, jas aišku modifikuodami Kinijos kontekstui. Ir štai vienas iškiliausių Taivano antropologų, Zhuangyin Zhangas, suformuoja 6 būtent kinų kultūrai būdingas 6 protėvių garbinimo funkcijas, kurios, aišku, vėlgi atsiremia nuo Forteso idėjų. Tai pirmoji funkcija yra pagalba susitaikyti su nežinomybe.
su nežinomybės baime, mirties baime. Antroji būtų ateinanti iš konfucianistinės tradicijos, tai yra pagarbos vyresniesiems įtvirtinimo priemonė, kuri, kas vėlgi kinų kultūroje pagarba vyresniesiems arba dar kartais dažnai vadinama kaip sūniškasis nuolankumas, kiniškai xiao, tai yra viena pamatinių konfucianistinių vertybių. Ir protėvių garbinimas šitoje tos pagarbos, dėmesingumo vyresniesiems vertybės įtvirtinime atlieka labai svarbu vaidmenį. Tuo pačiu kita religija, kuri itin svarbi kinų kultūrai, budizmas, protėvių kulte taip pat įgauna savo funkcija, tai yra protėvių kultas padeda įtvirtinti karminio atpildo principą, kuris, kas reiškia, kad po mirties žmonės ar kitos gyvos būtybės persikūnija ir tas persikūnimas priklauso nuo praeitame gyvenime padarytų gerų ir blogų darbų. Tai lygiai taip pat ir budizmas pasireiškia per protėvių garbinimą. Bet taip pat yra ir toks daugiau sociologinė funkcija, tai yra giminystės ryšių konsolidavimas, kas yra kas, įtvirtinimas, o taip pat sėkmės prašymas, protėvių meldžiama, iš jų prašoma, galbūt, kad pasisektų išlaikyti egzaminą, kad pasisektų ten susirasti vyrą arba žmoną, kad derlius būtų geras, kad verslas klestėtų ir panašus dalykai. Viskas, ko reikia kasdieniam gyvenime, tikima, kad protėviai gali padėti, bet taip pat protėviai apsaugo nuo blogų, nuo nelaimių, nuo nesėkmių, jeigu jų taip pat prašoma, kad šitos apsaugos. Galima kalbėti apie protėvius kaip kažką panašaus į angelų sargus krikščioniškame tikėjime. Ir vienas svarbiausių vienas svarbiausių ceremonijų susijusių su protėvių garbinimu, iš esmės tapimo protėvių ceremonija, yra laidotuvės. Laidotuvės galima suvokti kaip perėjimo ritualą iš kuomet mirusio žmogaus dvasia, sulig mirtim įeinanti iš pradžių į liminalinę būseną, tokio laikinumo būseną, kuri yra tokia nei gyvas, nei miręs, ir tada per laidotuvių visą ciklą, jeigu teisingai atliekami ritualai, šita dvasia tampa protėvio dvasia ir pereina į tą visai kitą būvį. Protėvių tapti reikalingos dvi sąlygos. Visų pirma, tai santuoka. Protėvių gali būti tik vedęs vyras. Ir kitas dalykas, turi turėti mažiausiai vieną sūnų. Tik sūnaus turėjimas suteikia galimybių po mirties tapti protėviu. Kadangi tikima, kad tik vyrai gali atlikti, atnašauti aukas protėviams ir taip pratęsti giminę. Kodėl moteris negali, nes moteris išteka, tai yra atiteka iš kitos giminės, tad jos nebėra toje giminėje, kurioje gimė, tad jos nepratęsia giminės, o sūnus tuo tarpu būtent lieka, pratęsia giminę ir dėl tos priežasties, norint
kad giminė būtų pratęsta, kad pavardė būtų pratęsta, reikalingas vyriškos lyties asmuo. Tad vyras turintis mažiausiai vieną sūnų, arba to sūnaus motina, tai va tik tokie žmonės gali įgauti protėvio statusą po mirties, jeigu bus atlikti tinkamai išventintas, ta mirusio dvasia tinkamai išventinta bus į protėvius. O ką daryti, jeigu nesusilaukia sūnaus? Tai galima irgi išeitis yra, jeigu turi nesūno dukterį, tuomet galima organizuoti uksorilokalinę santuoką, tai yra, lietuviškai dažnai vadinama užkurystė, tai yra, kai sūnus, tai yra vyras išvedęs pasilieka gyventi su dukters šeimoje, o ne atvirkščiai. Toks būdas irgi yra įmanomas, bet tai yra laikoma, kaip neįtin labai, toks nelabai garbingas, didžioji dalis vyrų atsisako būtent tokio santokos modelio ir dažniausiai tais užkuriais tapdavo žmonės vyrai iš labai skurdžių šeimų, galbūt našlaičiai, galbūt tėvai tokį sandorį padarydavo, parduodavo sūnų, kad šis vestų tą moterį ir gyventų su žmonos tėvais, bet tuomet vėlgi yra susitariama, kad kai gims pirmas sūnus, tas sūnus turės motinos pavardę ir jis tęs motinos giminę. Tada antras sūnus galbūt jau gali turėti tėvo pavardę ir tada jau tęs tėvo giminę. Štai tai yra toksai atvejis, kuomet neturint sūnaus galima pratęsti giminę, bet tokie atvejai yra pakankamai, stengiamasi, kad jų nebūtų, stengiamasi kaip tik įmanoma susilaukti sūnų, bet įmanomas ir toks variantas. Čia matote kairėje protėvių altorius, kur atnašaujamos aukos protėviams, o dešinėje matote vėlgi senovinį paveikslą, nežinau, čia tiesą sakant, pasimiršo iš kelinto amžiaus, bet kur pavaizduoti tokia kilmingos šeimos atstovai aukojantis protėviams. Taip, namuose. Aišku, kuo didesni namai, kuo turtingesni, tuo ten gali ir būti visai atskiras kambarys name dedikuotas protėviams, o gali būti tiesiog svetainėje, jeigu, sakykime, vieno kambario butas tiesiog yra, tai bus kažkur, gal ne kampe, pačioj garbingiausioj vietoj, kur būtų televizorius stovėtų, tai gali stovėti protėvių altorius. Ir dabar šiek tiek reikėtų pakalbėti bendrai apie kinų religiją, jos ypatybės, norint tinkamai suvokti protėvių garbinimo ypatumus kinų kultūroje. Tai iš esmės, kai sakoma Kinijos religija, arba kai aš čia sakysiu Kinijos religija, tai aš turiu omenyje ne vieną kažkokią religiją, o kaip yra kinų kultūroje kelių religijų tokią samplaiką. Tai yra 3 didieji mokymai - konfucianizmas, daoizmas ir budizmas, plus vietiniai liaudės religijos kultai, kurie susimaišo ir tarp jų ribos labai dažnai yra išsitrina, ypatingai tam
daugiau liaudiškam pamaldume. Ir tai nėra kaip krikščionybėje, kur gali būti, kur esi arba 100% krikščionis, arba 0% krikščionis, negali būti 99% krikščionis, o dar ten 1% ten dar islamą ten tikėti ar panašiai. Tuo tarpu kinų kultūroje tas religija nėra tokia griežta, tad yra įprasta, kad ir iš esmės visi kinai bus ir truputėlį konfucianistai, truputėlį daoistai, truputėlį budistai ir esant vienai progai eis į budistų šventyklą, kitai progai į daoistų šventyklą ir nebus labai taip ekskliuzyviškai, kad aš esu tik budistas ir ne, daoizmui ne. Tai tiesiog priklauso nuo reikalo ir gali eiti melstis į bet kurią iš tų šventyklų. Na ir protėvis būtent yra dažniausiai agnatiniais giminystės ryšiais, tai yra kraujo ryšiais susijęs, bet gali būti, jeigu moteris ištekėjusi, tai žinoma vedybiniais ryšiais susijęs miręs asmuo. Ir kai kurie protėviai per ilgą laiką netgi gali transformuotis į dievybės. Arba tapti, gali į dievybės, gali į piktasias dvasias, tad vėlgi tai nėra tokia duotybė, kuri būtų labai statiška. Kalbant apie bendrai kinų religinę kosmologinę sampratą, tai išskiriami tokie jos bruožai. Visų pirma, tai yra humanocentrinė orientacija, kur pasaulis suvokiamas iš žmogiškos perspektyvos ir visa visuomeninė ir politinė tvarka yra kosmologizuojama. Tai įskaitant imperinės valdžios institucijos, jos, kai buvo sakoma, kad jos veikia pagal tuos pačius kosmoso dėsnius, kaip ir visa visata, tai lygiai taip pat ir valdžios institucijos veikia lygiai taip pat. Tad tuo pačiu ir dievybės gyvena kaip suvoktos, kaip iš esmės, kaip biurokratai kažkokie, kur dievybės danguje irgi, danguje ir pragare vėlgi egzistuoja, veikia tais pačiais principais kaip ir valdžios institucijos. Irgi yra kažkokie pareigūnai, jiems pavaldus kiti pareigūnai, ir taip dievybės irgi lygiai taip pat hierarchiškos. Kinų religija taip pat yra egocentrinė, tai yra visų pirma tenkina pamatinius, pragmatinius, asmeninius ir kolektyvinius poreikius. Ir tai vėlgi yra visai kitoks požiūris nei krikščionybė. Tai yra religija turi teikti naudą kažkokią. Jeigu į dievybės kreipiamas į dievus tam, kad iš jų kažko gauti. Jeigu kažko negauni, tai tada nebesikreipi tas dievybės ir jos lieka užmirštos. Štai Taivane muziejuje teko matyti, tokia buvo ekspozicija dievybių statulos, kurias taivaniečiai išmetė į šiukšlyną, nes statė loterijoje, lošė ir prašė tų dievybių, kad padėtų laimėti loteriją, nieko nelaimėjo, tai supykę jas tiesiog išmetė. Kam čia reikalinga, jeigu man nepadeda ten aukso puodo išlošti. Ir religija, kinų religijai taip pat būdingas šiapusiškumas. Tai yra iš esmės kaip ir nėra anapusybės, viskas yra gamtos ribose. Ir taip pat
visa visata, viskas, kas yra visatoje, suvokiama kaip vientiso chi energijos srauto tėkmė. Viskas yra iš chi, tiek materija, materialūs dalykai, tiek ir dvasios, tiek žmogaus kūnas sudarytas iš chi, bet tiek ir žmogaus siela sudaryta iš chi, bet iš mažiau tankios, tiek ir visi dievai irgi, ir dievybės irgi sudarytos iš tos pačios chi energijos. Tad skiriasi tik chi energijos, tankis, sakykime taip, bet iš esmės tai yra ta pati energija. Ir dievybės galima suskirstyti į 3 kategorijas, aukštesnėsias tas jėgas, kaip mes pavadintumėm, į dievybės, kas yra dangaus ir vairių dangaus ir gamtos reiškinių ir objektų personifikacija. Ir taip pat yra mirusio žmonių dvasios, kurias galima skirstyti gerasias dvasias, tai yra protėvius, ir blogesias dvasias, vaiduoklius. Tai santykiai su dievybėmis yra ganėtinai tokie tolimi. Dievybės suvokiamos kaip tokie biurokratai, kurie sprendžia, palaiko tvarką pasaulyje, bet taip pat jas reikia palenkti savo pusę, neš dovanų, aukoti, gešeftas yra labai svarbu, jos gali supykti ir taip toliau. Vaiduokliai tuo tarpu yra piktosios dvasios, kurios kenkia. Kitaip tariant, dievybės gali ir padėti, ir kenkti, vaiduokliai tik tai kenkia didžiąją dalimi, nors yra vėlgi liaudės kultų, kur garbinami vaiduokliai ir iš jų prašoma, gaunama kažkokios energijos, bet tai daugiau yra tokie labiau ezoteriniai, sakytumėm, juodosios magijos kažkokie tai kultai smulkus, bet didžiąją dalim vaiduokliai yra blogi, jie kenkia, jie gali atnešti ligas, gali apsėsti, gali trukdyti derliui, gali sėkmei trukdyti. Ir štai protėviai yra kaip tarpininkai, kurie padeda tiek tartis su dievybėmis, tiek ir apsaugo nuo vaiduoklių. Bet už pagalbą jiems reikia juos maitinti, jiems reikia rūpintis, atlikti ritualus. Ir kartais protėviai irgi gali supykti ir lygiai taip pat keršyti, kad jais kažkaip nepasirūpinama ar kažkas tai daroma neteisingai, bet bendrai paėmus protėviai laikomi gerais, bet turinčiais charakterį, ir kai kurių charakteris toks gali būti ir bjaurus būdas, ten gali įsižeisti ar panašiai. Labai svarbu vėlgi pakalbėti ir apie sielų sampratą. Tai kinų kultūroje yra įvairius tikėjimai, bet taip apibendrintai tikima, kad gyvo žmogaus kūne yra 2 sielos. Dangiška siela, hun, atsakinga už protą, už savimonę, tokia sąmonė, už sąmonės įvairius dalykus, už moralinės nuostatas, ir žemiškoji siela, kuri atsakinga už jusles, už fiziologinės funkcijas ir labiau pasąmoninius dalykus. Ir šitos hun ir po sielos sąveikauja tarpusavį iš esmės kaip yin ir yang, kaip viena iš yin ir yang manifestacijų. Po mirties šita dangiškoji siela iš esmės galima sakyti, mirtis įvyksta tada, kai dangiškoji siela negrįžtamai palieka kūną. Ji gali kartais palikti kūną ir žmogui esant gyvam ir tada sugrįžti. Būnas kartais sako, kad iš žmogaus kažkaip tai pametė savo dangiškąją sielą ir tas
tuo metu žmogus gali elgtis keistai, na, kaip būtų apsėstas, sakykime. Bet kai palieka žmogaus kūną, na, negrįžtamai, tai vat, jau ir yra ta vat, fizinė mirtis. Tuo tarpu po siela kūne laikosi dar kurį laiką. Ir laidotuvių būdu siekiama, kad ta hun siela transformuotųsi į protėvio dvasią, o tuo tarpu po siela susigertų į žemę ir žodžiu, irgi paliktų kūną, nes jeigu nepalieka kūno, tai jis gali tapti tuo vat vaiduokliu, piktąja dvasia. Ir yra įvairūs, na, iki budistiniais laikais tiesiog tikėta, kad po mirties ta po siela, atlikus tinkamai laidotuvių ritualus, tiesiog ištirpsta žemėje, patiria šią žemę. Su budizmo atėjimu pradedama tikėti, kad būtent po siela yra ta dalis, kuri reinkarnuoja, atgimsta kažkokiam kitam būvyje. Ir todėl reinkarnavus tas žmogus neprisimena, ką jis veikia praeitame gyvenime, nes po siela būtent ji nėra sąmoninga. O žmogaus ta būtent sąmonė įkūnijanti sielą tampa protėvio dvasia. Bet vėlgi siela kinų kultūroje nėra amžina. Protėvio dvasia gyvuoja tol, kol egzistuoja kolektyvinė atmintis apie tą vat, žmogų, mirusįjį. Kai ta atmintis pradingsta, siela irgi išnyksta, ištirpsta žemėje. Čia vėlgi galim prisiminti klasiką, Durkheimo mokinį Robertą Hercą, kuris išskiria 3 laidotuvių ritualų funkcijas. Visų pirma, kalba tai apie sociologinę funkciją, kas reiškia, kad mirus žmogui atsiranda plyšys socialinio ryšių tinkle ir reikia tą plyšį vėl užkamšyti, iš naujo perdaryti visuomenės, na, tą tinklą, persiskirstyti pareigoms, tad tam reikalingas laidotuvės, kaip tam tikras periodas, kuriuo metu perskirstamos pareigos. Taip pat psichologinė funkcija, na, žinoma, yra susitaikymas su mirusiojo netektimi. Ir konfucianistinėje tradicijoje būdavo rekomenduojamas, na, ar netgi primiktyvai reikalaujamas 3 metų gedulas mirus kažkam iš tėvų. Tai per tuos 3 metus būdavo pageidaujama, kad žmogus susilaikytų, na, tas laikas buvo skiriamas atsitraukti nuo karjeros, kažkokių tai darbų ir susitelkti į introspekciją ir susitaikyti su mirusių tėvų išėjimu. Bet po tų 3 metų susitaikymo procesas jau būtinai privalėjo būti baigtas ir turėjo žmogus grįžti į normalų gyvenimą. Na ir žinoma, religinė eschatologija, reiškianti sielos transformaciją į protėvį, kuri labai dažnai koreliuoja su pačiais palaikais, su mirusiojo kūnu. Tik mirusio kūnas atneša taršą ir mirtis, na, daugelį kultūrų, iš esmės visose turbūt kultūrose suvokiama kaip teršianti, mirtis teršia, o taršą Mary Douglas, vėlgi antropologijos klasikė, apibrėžia kaip daiktų buvimą ne savo vietoje, nukrypimą nuo socialiai sukonstruotos klasifikacijos sistemos. Tarša siejama su chaosu ir kūno, na, irimas taip pat siejamas su chaosu, tad kadangi, na, sunku
sunku suvaldyti. Na, kūno irimas sunkiai suvaldomas, tad kol jis vyksta, tol tradiciškai tas periodas laikytas tokiu gedulo, tokiu periodu, kurio metu reikėtų laikytis kažkokių ypatingų tabų. Egzistuoja vėlgi radikalios alternatyvos tam kūno irimo suvaldymui, tai būtų mumifikacija, kur kūno irimas sustabdomas, kremavimas, kur kūno irimas pagreitinamas, jį sudeginant, arba endokanibalizmas suvalgant mirusįjį, kas vėlgi irgi labai pagreitina šitą kūno irimą. Ir tose kultūrose, kur tai daroma, gedėjimo periodas, kaip pastebima, sutrumpėja. Sutrumpėja labai, labai greitai. Na, kiti mokslininkai Blochas ir Peris kalba ir apie tai, kad mirtis daugelį kultūrų neišvengiamai susijusi su vaisingumu ir lytiškumu. Ir ypatingai patriarchalinėse, egzogaminėse bendruomenėse laidotuvės įtvirtina vyriškosios transcendentaliosios tvarkos atkūrimą ir moteriško žemiško chaoso suvaldymo. Egzogaminėse kultūrose moteris dažnai suvokiamos kaip svetimos, nes jos išeina iš savo giminystės struktūros ir išteka ir tampa tos vyro giminės dalimi. Ir dėl tos priežasties, kaip ir iš seniausių laikų egzistavo tam tikras nepasitikėjimas to moterimis, kuris galimai vėlgi veda ir į tokias tradicijas, kuriuose tarytum atrodytų moteriškas pradas siejamas su tokiomis galbūt mažiau garbingomis veiklomis, su tarša, su chaosu. Ir vėlgi Blochas ir Peris išskiria vaisingumą ir seksualumą kaip du atskirus fenomenus, aspektus. Tai vaisingumas yra vyriškojo prado dalis, tuo tarpu seksualumas moteriškojo. Ir tos veiklos, kurios siejamos su moterišku pradu, kaip pastebi, dažniausiai siejasi su chaosu ir siejasi su tarša. Tai kaip gimdymas, lytiniai santykiai ir mirtis, sako, daugelį kultūrų yra moteriška sfera ir todėl kelianti chaosą ir todėl kelianti taršą. Kinų kultūroje šitas būtent ir atsispindi, kadangi kinų kultūra, kaip ir daugelis didžiųjų pasaulio kultūrų, yra patriarchalinė, egzogaminė. Tai su mirtimi ateina tarša ir ta mirties tarša yra įvardinama kaip šaci arba kantono dialekte sathei, tai yra žudantis oras. Ir šita tarša siejasi, daug ko yra panaši į miazmų teorija, kuri egzistavo viduramžių Europoje, tai yra, kad iš esmės ligas sukelia blogas kvapas, tai ta šaci iš esmės yra panašu. Šią taršą skleidžia, yra aktyvi ir pasyvi tarša. Aktyvės taršą skleidžia mirusiojo siela, kuri keliauja prie savo tų daiktų, aktyviai, ir kur ji ateina, ten užteršia. Todėl laidotuvių periodu yra daug tabų, kad negalima liesti ar ten naudotis mirusiojo daiktais, aišku, vilkėti mirusio rūbais,
ten dieną ar kelios dienos po jo mirties, nes tada perimama ta tarša. Ir pasyvi, kuri skleidžiama palietus mirusiojo kūną. Ši tarša itin pavojinga vyrams, vaikams, netekėjusiems, nėščioms, menstruojančiams moterims ir taip pat dar ir kiauliams su paršiukais. Todėl reikia vėlgi, kuomet yra laidotuvių šitas periodas, mirė žmogus ir jis dar nepalaidotas, tai ir kiaulės slepia tenais, uždaro, kad lauke nelakstytų, ir taip pat vaikus ir visus, ir moteris nėščias, netekėjusias irgi uždaro. Ir dėl tos priežasties laidotuvių ritualuose didžioji dalis šeimos narių nedalyvauja. Pats svarbiausias žmogus laidotuvių ceremonijoje yra vyriausiasis, jeigu mirė tėvas, vyriausiasis sūnus. Ir tada jau yra moterys, vedybiniais ryšiais susijusios moterys, kurios atitekėjusios į šitą šeimą, ir ištekėjusios šeimos dukterys. Visi kiti vengia taršos ir todėl nuo tų laidotuvių ritualų yra kaip ir atleidžiami. O šitos 3 kategorijos žmonių turi prisiimti taršą ir tai yra tokia kaip rizika didelė, bet iš rizikos irgi gaunama nauda. Tai didžiausia tarša prisiema vyriausiasis sūnus, kurio pirmoji pareiga yra pasiskolinti vandens iš kaimynų dažniausiai. Tai yra, tai neturi būti, turi būti vanduo iš kitos šeimos. Ir tuo vandeniu nuprausti mirusio tėvo palaigus, tada kuomet yra laidotuvių procesija, sūnus lydi karstą ir iš esmės vadovauja ir organizuoja visą laidotuvių procesiją. Tuo būdu jis prisiima patį didžiausią kiekį taršos, bet tuo pačiu tai yra jam kaip kaina, kurią jis moka už tai, kad paveldėtų turtą. Vėlgi atsiminkit Fortesono ryšį, vienas iš 3 ryšių, paveldėjimo klausimai ir taip pat įtvirtinamas jo kaip naujos šeimos galvos statusą įgauna, kadangi tai kitas ryšys, autoriteto ryšys. Ištekėjusios moteris tuo tarpu savo plaukais trina mirusiojo kūną ir karstą, toks labai makabriškas ritualas, kuriuo jos irgi tyčia į save sugeria taršą, tuo lyg ir atpirkdamos tą savo trūkumą, kad jos nėra kraujo ryšiai susijusios su šita šeima, į kurią atitekėjo, bet taip pat iš velionio pasiima dalį vaisingumo, kad tas vaisingumas, kuris nebuvo išnaudotas iki galo, kad jis, kaip sakant, neprapultų, tai jos pasiema į save velionio vaisingumą ir tuo būdu gali tikima, kad dar pratęsti dar daugiau prigimdyti vaikų. O ištekėjusios dukterys atlieka valgio gaminimą, tai yra jos paruošia paskerstos kiaulės galvą, žalią galvą ir kiaulės uodegą. Čia yra vėlgi atvirkštinis, tuo parodant, kad laidotuvės yra tartum veidrodinė priešingybė vedyboms, nes santuokos metu irgi paruošiama kiaulės galva ir uodega, bet ten paruošiama kepta kiaulė. O čia yra žalia kiaulė ir tie artimieji turi suvalgyti žalią kiaulės galvą ir pirmiausia suvalgo galvą, paskui uodegą. Kodėl? Kadangi galva reiškia pradžią, uodega reiškia pabaigą, tad viskas, kas turi pradžią, turi pabaigą ir tuo būdu, kai suvalgoma kiaulės uodega, tai signifikuoja
laidotuvių ciklo pabaigą ir tą vat mirusio dvasios tapimą protėviu ir baigėsi šitas visas gedulo periodas. Tai čia kaip tėvui tapti protėviu. Dabar kaip motinai tapti protėviu, reikia išgerti motinos menstruacijų kraują. Bet netikra, o tiesiog imitacija, vandenį nudažytą raudonai specialiu būdu, gal ir kompotą galima gerti, kokių braškių ar panašiai. Ir tą turi atlikti motinos sūnus. Jie specialaus ritualo būdu išgeria tą vandenį, tuo į save prisimdami taršą, taip pasiaukodami ir taip demonstruodami meilę ir dėkingumą mirusiai motinai. Tuo būdu motina įtraukiama, po mirties sukuriamas agnatinis, tai yra kraujo ryšys tarp motinos ir jos vyro giminės, ir ji įtraukiama į tą protėvių klubą, pomirtinį giminės protėvių klubą kaip lygiavertė jo narė. Na ir dabar šiek tiek apie pačius protėvių ritualų objektus ir šiek tiek pačius kitus ritualus jau po laidotuvių praėjus. Tai kitas labai žymus Taivano antropologas Li Yuan suskirstė protėvių garbinimo ritualus į 4 kategorijas, 2 pagal objektą, 2 pagal vietą. Tai pirmiausia yra garbinama protėvių lentelė ir protėvių kapas. Protėvių lentelė gali būti garbinama namuose, prie namų altoriaus ir protėvių šventyklose. Kapas, o prie kapo garbinant yra 2 tipų ritualai. Tai pirmiausia, ypač pačių laidotuvių metu atliekami feng shui ritualai, kuomet ieškoma tinkama kapo vieta, kur yra gera energetika, įvairūs turi faktoriai sutapti. Tai tokie ritualai ir tada atliekami kapų tvarkymo šventės, Qingming šventės ritualai. Qingming šventė iš esmės atitinka lietuviškas vėlines, tvarkomi kapai ir susibūrė šeimos ir prisimenam mirusiuosius. Patys protėvių lentelės garbinimas vėlgi anot amerikiečių antropologo Arturo Wulfo yra galima išskirti 3 lygmenis pagal vietą, kur yra garbinama ta lentelė. Tai pats žemiausias lygmuo būtų namų ritualai, kuriuos atlieka viena šeima, vienas namų ūkis ir garbinami tos šeimos protėviai, tai ten tėvai, seneliai, proseneliai ir taip toliau, iki 5 kartos. Iki 5 kartos tie mirusiųjų protėviai yra garbinami dažniausiai namuose, po 5 kartos protėvių lentelės išnešamos į protėvių šventyklą. Dabar šitos šventyklos irgi yra 2 lygmenų. Tai tų namų ritualai, po to eina komunaliniai ritualai, kur garbinama bendrojoje protėvių salėje Gungtang, kur jau garbinami tam tikros giminės atšakos, artimiausios giminės dalies protėviai, apimami keli namų ūkiai. Čia vėlgi yra įvairiai, skirtingose Kinijos regionuose labai skiriasi. Tarkim, yra toks dalykas, kad kuomet vyksta šeimos dalybos, sūnus veda žmoną ir kuria naują šeimą ir išsikelia gyventi kitur. Tai vienose regionuose yra taip, kad pasidaro tų protėvių lentelių kopijas ir jas išsiveža pas save į naujus namus. Bet kitose regionuose yra taip, kad negalima
darytis kopijų, protėvių lentelių kopijų, yra tik viena ta lentelė. Tai ką tada daro? Tada tas lenteles, kurios yra aktualios toms dviems namų ūkiams, tai jas išveža į tą Gungtang, į tą bendruomeninę šventyklą ir tada jau garbina joje. Ir galiausiai jau patys aukščiausi protėviai visos giminės lygmens jau garbinami korporatyviniuose ritualuose, kur susirenkam visa plačioji giminė iš skirtingų vietų, gali ten ir iš labai toli, gal net ir iš kitos provincijos ir panašiai. Tai čia jau yra tokie jau patys aukščiausio rango ritualai ir dažniausiai jau čia tie protėviai, kurie garbinami korporatyvinėse ritualuose, jau yra labai seniai mirę, jau su jais, jau jie nebėra prisiminami kaip gyvi žmonės, bet tarkim tai yra kažkoks giminės įkūrėjas, kažkokie svarbus žmonės, galbūt prieš 100 gyvenę, 100, 200, gali ir prieš 1000 metų būti gyvenę, jeigu tai yra tokia ilga giminė, kad atseka genealogija ten 1000 metų, tai gali garbinti ir prieš 1000 metų buvusius protėvius. Na ir čia taip dar į pabaigą pakalbėsiu apie vietas ir objektus šiek tiek detaliau. Tai čia tiesiog gal neapsistojant. Pirmiausia, kapinės. Tai taip atrodo, dažniausiai atrodo kapai kinų kultūroje. Kapas būna pasagos formos, priešais kalvelę, dažniausiai kapinės būna šlaite ir priešais šlaitą turi būti toks plynas laukas, pagal feng shui, kad vaikščiotų energija. O dešinėje, čia matot iliustraciją, kaip atliekami Qingming ritualai, tie kiniškų vėlinių, tai susirenka šeima prie kapo, degami smilkalai, aukojamas maistas, deginami popieriniai pinigai ir tvarkomas pats kapas. Štai tokie yra popieriniai pinigai, kurie yra specialiai tam sukurti, kad jie būtų deginami, ir tai yra valiuta į mirusiųjų pasaulį. Ir tikima, kad deginant tuos dalykus jie yra persiunčiami protėviams, kaip tokia piniginė perlaida padaroma. Kas labai įdomu, kad tie pinigai tokie atrodo kaip šiuolaikinių banknotų parodija, tarkim vidurinis šitas banknotas būtent atrodo kaip komunistinės Kinijos valiuta renminbi juanis, tik tai vietoj Mao Dzeduno portreto yra nefritinio imperatoriaus portretas. Tai nefritinis imperatorius kaip ir yra visatos valdovas, tokia viena aukščiausių dievybių, tai nefritinis imperatorius. Vietoj ten kažkokio Kinijos banko, čia yra dangaus ir žemės bankas parašyta. Ties valiutas skaičiai dažnai būna labai tokie įspūdingi, ten milijono ten pinigų banknotas, ar ten iš vis 10 milijonų, ar ten trilijonais eina. Tai yra tokie, kurių, aišku, realybėje nėra. O čia matote popieriniai tokie atitikmenys drabužių, aukso, automobilių ir kitų dalykų, kas sudeginant tikima, kad tai nusiunčiama į protėvių pasaulį ir tas protėvis gauna. Galima sudeginti visą maketą, toks 3 aukštų namas. Tikima, kad tada protėvis pasigyvens tokiam name. Arba sraigtasparnis galės savo skraidžiat, galės televizorius ir patys įvairiausi dalykai. Automobilis sudeginamas toks tradicinis dvaras, tai galės savo turėti ir panašus dalykai. Štai taip atrodo protėvio lentelės,
Ant jų specialiu būdu užrašomi visa ryšiai, kelintos kartos ir panašiai. Ir ta protėvio lentelė įkūnija tą protėvio dvasią. Lentelės laikomos namuose ant protėvių altoriaus, ir ten atnašaujamos aukos. Čia taip schematiškai maždaug vėlgi pavaizduota. Tai priklausomai nuo to, kiek aišku, ta šeima turtinga, gali būti atskiras, jeigu turi didelį namą, tai gali atskiras kambarys, jeigu neturi, gali būti kuklesnis tas protėvių altorius, bet vis dėlto tai yra tokioj garbingoj vietoj. Ir kasdienė altoriaus priežiūra atlieka šeimos moterys, bet svarbiausius ritualus būtent atlieka vyrai. Ir ant altoriaus sudėtos protėvių lentelės ir tikima, kad ten reziduoja mirusiojo siela. Senos lentelės tai yra po 5 kartos, jos, kaip sakiau, nešamos jau į didesnę šventyklą arba gali būti sudeginamos, jeigu kažkaip tai nenori pratęsti. O tos, kurios nunešamos į giminės protėvių šventyklą, galima sakyti, tęsia savo karjerą, kyla karjeros laipteliais ir jau tampa tokio kolektyvinio protėvių kolektyvo dalimi ir jau yra garbinamos daugiau ne kaip pavienės asmenybės, bet kaip visa grupė tų giminės protėvių. Dažniausiai tai jau yra jie nuasmeninti, niekas nebeprisimena, kaip ten tas protėvis, kokią uogienę ten mėgo valgyti, ar kaip tenais, kaip jisai kalbėdavo ir panašiai. Jau tiesiog taip gerbiami jie, taip jau bet pačių asmenybės bruožų tai jau nebelabai kas ir atsimena, bet taip pat yra bendruomeninio identiteto simbolis. Ir štai čia matot didelės jau tokios labai giminės suvažiavimas protėvių šventykloje, kur gali net ir 1000 ir daugiau tų narių susirinkti ir tokia didžiulė puota, kur čia vėlgi ir degamos žvakės, ir smilkalai tiems protėviams, ir taip pat ir maistas paliekamas protėviams, kad jie galėtų pavalgyti, taip visai panašiai kaip, ko gero, ir pas mus vėlinių tradicijoje. Tai būtų tiek. Tikiuosi, kad buvo įdomu ir jeigu turit kažkokių klausimų ar komentarų, aš su malonumu pabandysiu kažkaip ar atsakyti ar sureaguoti. Tai ačiū.